Nusprendžiau aplankyti Žirmūnų apygardos komisiją numeris 4. Ir šitos apygardos jokių iškabų ir kitų neradau. Užėjau į tą patį pastatą Žirmūnų 143 adresas veikusią su iškaba šitos apygardos vieną iš apylinkių, prekybininkų apylinkė. Kai jau gavau dokumentus tvarkingai, sakau, o tai kur čia pas jūs apygarda turėtų būti šitam pastate? Jokio skelbimo nieko nėra. Tada mane taip vinguriuodama pro koridoriukus pravedė į kitas patalpas. Vienos iš šitoje apygardoje besibalotiruojančių kandidačių, Tėvynės sąjungos pasirinktoji Paulė Kuzmickienė, jos priimamasis, jos darbo kabinetas apygardoje, ji yra dabar Seimo narė. Aš manau, bet kuris kandidatas mielai savo namuose net suorganizuotų apygardos komisijos darbą, kad tik tai galėtų kontroliuoti procesą. Dėl akivaizdaus interesų konflikto, lygiateisiškumo pažeidimo aš pateikiau nedelsdamas per 24 valandas skundą dėl Žirmūnų apygardos balsavimo anuliavimo ir daugiamandatėje ir vienmandatėje. Dar šiandien pasitikrinome seniūnas. Šitos patalpos yra dar ir seniūnijos patalpos. Seniūnas taip pat yra komisijos narys, kuris suteikė tas patalpas ir Seimo nariai Pauliai Kuzmickienei. Galima juoktis, galima verkti, bet čia jau yra tragikomedija. Jeigu žmogus Paulė Kuzmickienė, Seimo narė, būdama, nesuvokia tokių dalykų,